Atsiradus galimybei įsirengti saulės elektrinę su valstybės skiriama parama, tai mes tą galimybę pasinaudojame, nes elektros poreikiai namui ir tuo metu buvo ir jie planavom, kad jie didės, tai pasinaudojame skiriama valstybės parama ir įsirengėme saulės elektrinę. Tai buvo mūsų pats pirmas pirkinys. Po to kitais metais taip sutapo, kad kitais metais sekė šilumos siurblio įsirengimas. Ir jau pat šiais metais įsigijome ir elektromobilį. Atsiradus saulės elektriniai, mūsų šeimos išlaidos elektrai, jau pasakysiu, nepasikeitė, bet pasikeitė kitos išlaidos. Kadangi atsiradus saulės elektriniai, po to įsigijome ir šilumos siurblį ir vėliau elektromobilį, tai mūsų bendros elektros sąnaudos išaugo 3-4 kartus. O šeimos išlaidos kartu sudėjus elektrai, karštam vandeniui, šildymui ir važinėjimui į miestą, jos sumažėjo. Šilumos siurblį nusprendėm įsigyti, nes tai buvo mano svajonė, sena svajonė, nes mes kai pasistatėm namą, turėjom kieto kuro pečių, su kuriuo buvo ir labai daug dulkių katiliniai, ir nepastovi šiluma namuose, ir rūpestis, kada ir kaip užkurti pečių. Tai kai atsirado galimybė, tai nedelsiant nusprendėm įsigyti šilumos siurblį ir pasinaudoti paramą. Tai šiuo metu saulės elektrinė pagamina apie 70% mums reikalingos elektros energijos. Tai mes užpildėm paraišką, tada laukiam, kol paraišką patvirtins. Kai paraišką patvirtino, tada jau prasidėjo elektros įrengimo procesas elektrinės ir pateikę šitos dokumentus gavom patvirtinimą, kad paraiška yra priimta ir po to gavom skirtą paramą. Tai bendrai vertinant, paramos gavimas mums nebuvo sunkus. Šiai dienai neįžvelgiu nei vieno minuso dėl turimos saulės elektrinės, dėl elektromobilio, dėl šilumos siurblio. Tiesiog tai ir gyvenimą palengvina, ir džiugesio suteikia, ir tikrai tik tai už. Ir dar kai gauni apvos paramą, tai irgi prideda sprendimo priėmimui greitesniam. Taip, ir manau yra labai svarbu tai, ką mes darome, tie sprendimai, ar jie yra iš įpročio, ar jie yra pagrįsti, sakykime, logiškais skaičiavimais ir gal gamtos tausojimu. Nes, tarkim, tos išlaidos, kurias mes įprastai gal išleidžiame automobilio kurui, galbūt tos išlaidos mėnesio gali padengti dalį paskolos už, tarkim, elektromobilio įsigijimą. Ir tuomet judam ir švariau ir turim miestų judėjimui pritaikytą patogesnį automobilį.